Vyriausioji rinkimų komitetas. Labą dieną. Labą. Skambina žiniasklaida iš Pagėgių. Taip. Čia tokį mes turim atvejį, norim pasiaiškinti su jumis. Dabar yra partijos deklaravusios tos mažareikšmius daiktus. Taip. Ir čia pas mus atėjo rinkėjai ir pranešė mum, kad reikalavimą, prašoma pasirašyti už podelį vienos partijos. Tai mes parašėm tokį straipsnį, kad kaip... Atsiprašau, už ką pasirašyti? Renkami parašai už kandidatus. Už kandidatus parašė, jo. Ir duodami tie podeliai už tą parašą. Tai mes taip ir parašėm straipsnį. Dabar šitą partiją reikalauja paneigimo atseit. Tai yra leidžiama daryti, nes deklaruotas tas yra podelis ir jis naudojamas kandidato propagavimui. Bet mums atrodo, kad tai yra papirkinėjimas tiesiog parašo reikalaujama už podelį. Mums reikalauja paneigti, kad jie podelius gali dalinti, reiškia. Yra leidimas. Kaip jie gali dalinti podelius? Kaip? Podelius dalinti jie gali. Bet ne už parašą, aš taip suprantu. Čia gal tik sutapimas? Nesutapimas. Žmogus... Jūs buvote, girdėjot, kaip ten sako? Ne, mums tai pasakojo tas žmogus, tiesiog mes ir apie tai parašėm. Žurnalistai, jūs puikiai žinot, gal šitik žmogus susidarė toks įspūdis, o buvo visai kitaip. Ne, aš juokavęs, kur to pasižiūrėsiu, kur yra prie tų podelių, to atvarko dar vieną punktą pažiūrėsiu, kaip ten parašyta. 60. Mes irgi smulkiai žiūrėjom įstatymus, kad renkant parašus draudžiama bet kokiu būdu siūlyti bet kokį atlygį ir psichologiškai paveikti ir taip toliau. Tai mes už tai rašom, kad kol vyksta parašų rinkimas, iš parašų rinkėjų nebūtų reikalavimo parašo už podelį. Mes suprantam, kad agitacijai leidžiama naudoti tos podelius ir propaguoti kandidatą, bet tai nereiškia, kad būtų reikalavimo parašo už podelį. Jeigu galima dalinti parašų rinkimo metu tos podelius, tai mes paneigsim. Tai tiesiog norėjom pasitikslinti jūs. Palaukit. O kur jūs radot, kad draudžiama psichologiškai paveikti? Ir visai, kaip čia dabar sakėt? Tai yra savivaldybių rinkimų įstatymė, 30... Bet aš galvoju, kurioje vietoje bandau, kai išsiaiškinti, ką jūs čia taip traktuojat. 35 marods straipsnis yra berods... 35, ne? Pažiūrim 35, kas ten yra. Čia prie parašų rinkimo kažkur? 34 straipsnis, atsiprašau. Ne, kandidatų kėlimas. Renkant rinkėjų parašus draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už rinkėjo parašą. Kaip ir viskas... Ketvirtam aš tokio kaip ir kol kas nerandu. Ten yra, ten daug parašyta ir vidury tokia eilutė yra, ties viduriu straipsnį. Gal kitam straipsniui. Valysiu kontrolės, padaryti vis greičiau. Renkant parašą, ne? Tai kontrolės. Paraš. Tai čia bus kandidatų kėlimas. Tai čia yra 36. Tai gal aš senesnėj redakcijai buvau radęs. Ne, jūs viskas tvarkoj, tiesiog ne tą numeriuką pasakėt. Matot kaip, paneigti. Ta norma yra, bet žinot kaip, dabar, kas ten žino, kaip ten kas sakė, ar ten buvo, tas podelis jau duodamas po to, kai pasirašo ne iš anksto žadama, kas dabar patikrins. Ne, tai yra žmonės, kurie Nes, jūs puikiai suprantat, kad jisai, tam tikro
piktnaudžiavimo tame gali būti, jisai gali būti, o gali būti ir iš tos pusės, kad ten jeigu konkurentų ar ką tas rinkėjas, priūčia konkurentam, nes tikrai gali būti tokia situacija, kad sako, davai tu man pasirašyk, aš tau duosiu puodelį, viena situacija, kita situacija gali būti, kai žmogus pasirašo, tada jam duodamas puodelis, o prieš pasirašant jis nežino apie tą puodelio davimą, tai dabar sunku pasakyti, nes, taip, jūs teisus, draudžiama žadėti atsilyginti, papirkti, bet iš kitos pusės yra įstatymo 6 straipsnis apie rinkėjų papirkimą, kur rinkėjų papirkimų nelaikomas mažareikšmių, ar ką deklaruotų mažareikšmių daiktų dalinimas. Tai kadangi jisai duoda puodelį, žada, ta prasme, tai tas puodelio dalinimas nelaikomas papirkimo, čia draudžiama papirkti, tai tas nelaikoma papirkimu, kaip ir puodelio dalinimas nelaikoma papirkimo. Įdomiai čia. Tai įstatymą numatė išimtis, anksčiau papirkimų nebuvo laikoma tik spausdintos medžiagos dalinimas, dabar yra atsiradę dar ir tie mažareikšmiai daiktai, bet aš tai dar norėjau kitoje vietoje pasižiūrėti prie pačių mažareikšmių daiktų. Tvarkos platinimas negali neatlygintinai skleidimo tikslais, spausdinta medžiaga. Ir draudžiama pas mus, tik tai dalyti draudžiama agitacijos draudimo laikotarpiu. Ir numatomas daiktų neatlyginamas platinimas negali būti reklamuojamas, anonsuojamas arba kitaip iš anksto informuojama. Tos akcijos negali būti, kad ateikit pas mus susitikimą, gausit puodelį, tokio anonsuojamo, arba ten ateikit pas mus į skyrių, ta prasme, būtų tokia reklamos sąlygos, ateikit pas mus į skyrių, pasirašykit ir gaukit puodelį. Tai mes sakytume, kad tai yra pažeidimas. O čia, nes tų daiktų dalinimas negali būti anonsuojamas, o čia tai tokia slidi situacija. Kadangi sakau, taip įstatymas labai aiškiai pasako, kad draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ir žadėti, bet pats puodelio dalinimas, jeigu jis yra deklaruotas, jis nelaikomas papirkimu pagal įstatymą. O pagėgiuose puodelis atitinkamai deklaravo. Taip, tai dėl to mes nesiginčiam, viskas čia tvarkoja ir... Taip, tai dėl tų tokių galbūt plonybių, tai ko gero abi pusės yra savotiškai teisios. Supratom, ačiū tuomet, jums gero darbo. Prašom.